Sveiki atvykę į Didžiąją salos tarybą. Netrukus prasidės paskutinysis 2002 Baltijos šalių Robinzono balsavimas, per kurį paaiškės, kam atiteks šių metų geriausio Robinzono titulas. Visai netrukus pasikalbėsim su šauniuoju mūsų bičiuliu Omaru ir sužinosim, kaip sekasi mūsų Robinzonams finalistams. Sveiki dar kartą. Sveikinu savo ir savo kolegų Paulso ir Emilio vardu visus Didžiojoje salos taryboje. Šiandien pagaliau sužinosime, kasgi taps 2002 metų Robinzonu ir laimės 50 000 litų prizą įsteigtą Parex banko. Šį vakarą mes susitiksime su visais išbalsuotaisiais Robinzonais. Mums šoks, jau šoko spalvingi ir nuotaikingi malajų šokėjai. Kalbėsimės su ponu Omaru, kuris prieplaukoje laukiant čia atvykstančių 3 geriausiųjų Baltijos šalių Robinzonų. Taigi, Didžioji salos taryba prasideda. Labas vakaras, mieloji publika čia Malaizijoje ir brangus Estijos žiūrovai. Kaip jau pasakė mano kolegos Vytautas ir Palcas, netrukus prasidės paskutinysis balsavimas. Po jo paaiškės šių metų Baltijos šalių Robinzonas ir jam bus įteiktas Parex banko įsteigtas pagrindinis prizas 200 000 Estijos kronų. Susitiksim su visais Robinzonais, pamatysim Malaizijos liaudies šokius, o visai netrukus pasikalbėsim su šauniuoju mūsų bičiuliu Omaru. Tuoj pat su juo susisieksiu. Hello, Omar, how are you? Omarai, kaip jums ten sekas? Yes, I'm fine, thank you. Ačiū puikiai. Gal jau matot Robinzono laivą? Kol kas dar nematau. Tiesą sakant, esu šiek tiek sunerimęs. Kągi, tikėsimės netrukus pasirodys. Mes dar susisieksim. Omaras pasakė, kad kol kas Robinzono finalistų laivo dar nematyti, bet nenusiminkit, jie atplauks laiko. Ir visai netrukus. O dabar pažiūrėkime, kaipgi Baltijos Robinzonams sekėsi visose 10 epizodų. Vytautas. Aite, Emili. Kągi, ką tik ponas Omaras Emili pranešė, kad kol kas finalo dalyviai dar netvyko, net nesimato jūroje jų laivo, tad teks kiek palaukti. O dabar turime puikią progą pasižiūrėti, kasgi vyko, kaip prasidėjo ir kasgi vyko visas tas 32 Robinzonų ekspedicijos dienas. Kol kas Robinzono trijulės laivo dar nematyti. Kągi, tuo tarpu siūlom pažiūrėti ištraukas iš visų 10 šių metų Robinzono serijų. Pirmoji serija. Kai žaidėjai išsikėlė į salą, jų laukia 2 staigmenos. Pitonas ir žinia, kad vienas iš jų turės palikti salą jau kitą dieną.
Lietuvių komandą paliko Gediminas, latvių Madara, estų Janusas. Pirmąją prizo rungtį laimėjo lietuviai ir gavo teisę pasirinkti tarp maisto ir paslaptingos dėžės. Jie pasirinko maistą. Antroji serija. Estas Renas šventė gimtadienį. Lietuvių ir estų smaugliai gyveno trumpai ir buvo labai skanūs. Lietuviai vėl laimėjo prizo rungtį ir gavo privalumą pirmojoje Robinzono rungtyje. Jie galėjo suvalgyti obuolį vietoj kokio nors gyvio, bet tai jiems visai nepadėjo. Estai pirmą kartą iškovojo pergalę. Latviai turėjo eiti į salos tarybą, žaidimą paliko Baiba. Trečioji serija. Trečiosios prizo rungties pergalė ir vėl atiteko lietuviams. Jie laimėjo egzotišką kelionę pas malajiečių šeimą. Išbalsuotieji pasiekė savo naujus namus. Robinzono rungtyje Rima susižalojo kelią, o estai laimėjo antrą kartą. Lietuviams teko eiti į salos tarybą, o salą paliko Rima. Visi dalyviai privalėjo susidėti daiktus ir persikelti į naują salą. Ketvirtoji serija. Gediminas, Janusas ir Madara dar nepaliko žaidimo. Jie pradėjo gyventi atskirai kitoje saloje. Naujojoje saloje komandos išsirinko savo lyderius – Reno, Ugnė ir Janį. Latvija iškovojo savo pirmąją pergalę ir gavo prizą – Ošką. Estai pirmą kartą smarkiai susiginčijo. Lietuviai laimėjo savo pirmąjį Robinzoną. Estai pateko į salos tarybą, namo išvyko Kaja. Lyderiai paliko savo komandas ir tapo varžovų lyderiais – Reno Latvių, Janis Lietuvių, Rimas Estų. Penktoji serija. Gediminas, Madara ir Janusas po 2 savaičių persikėlė į kitą salą. Lyderiai pradėjo naują gyvenimą naujose komandose. Rimas rimtai pažiūrėjo savo naujas pareigas ir laimėjo estams prizo rungtį – gražų pikniką. Robinzonų komandos susijungė. Pirmąją individualią rungtį laimėjo Irmantas. Salos taryboje buvo išbalsuotas Reno, Gediminas, Madara ir Janusas grįžo į žaidimą. Šeštoji serija. Ne visiems patiko susijungimo vakarėlis. Andris vis labiau stengiasi būti atskirai nuo komandos. Irmantui nepatiko, kad Madara ir Janusas pavogė maistą iš bendrų atsargų. Jis sušaukė susirinkimą, kad išspręstų šią problemą. Paskutinės minutės suskaičiuotas ir latvių smaugliui. Jis taip pat buvo skanus. Janis laimėjo Robinzono rungtį, Janusas paliko salą. Septintoji serija. Atėjo laikas gražiai poniai. Purviniausios rungties prizas dovanos iš namų. Bet ne kiekvienam. Nugalėtojas Janis dovanas išrinko merginoms ir savo. Maris nuo savo mylimoje namuose gavo pasiūlymą ištekėti. Robinzono rungtį laimėjo Rimas. Madara turėjo išvykti. Madara. Aštuntoji serija. Prizo rungtyje buvo 2 nugalėtojai – Irmantas ir Maris. Jie 24 valandas praleido prabangioje jachtoje. Sustiprėjo Gedimino kojos infekcija, tad paskutinis džokeris paliko žaidimą. Robinzono rungtį laimėjo Andris. Maris buvo išbalsuota. Pirmuoju finalistu tapo Estas Ran. Maris. Devintoji serija. Andris labai rimtai kovėsi prizo rungtyje. Jis prarado sąmonę po vandeniu. Prireikė medicininės pagalbos. Kristinė laimėjo rungtį ir galėjo pasirinkti tarp pinigų ir išvykimo namo arba papildomo balso salos taryboje. Ji pasiliko. Robinzono rungtį vėl laimėjo Rimas. Andris turėjo palikti žaidimą. Nu ko, Andri? Спасибо вам. Dešimtoji serija. Po Robinzono rungties Kristinė tapo Latvių finaliste, o Rimas lietuvių. Paskutinėje rungtyje Kristinė gavo 2 balsus prieš save, o Rano 1 balsą. Rimas laimėjo rungtį ir negavo nei vieno balso prieš save.
Po kelionės džiunglėmis finalistai puikiai pailsėjo Malaizijos sostinė Kuala Lumpūre. Jie taip pat prabalsavo vienas prieš kitą didžiajai salos tarybai. Bet tagad reklamos pauze un pēc Dabar brīža reklama, mēs niekur izbalsosim nepabėkit. Robinsoniem. Kągi, dabar reklaminė pertraukėlė, likite su mumis didžiojoje salos taryboje. Ja nüüd reklaamipaus, pärast mida oleme taas teiega. Bet pirms mēs aicinām uz Prieš skatuves pakviesdami izbalsotus išbalsuotusius Robinsonus, Robinzonus, paklauskime Omarą, ar dar kartais nematyti atplaukiančių finalistų. Spaus. Netrukus mes susitiksime su išbalsuotais Robinzonais, bet prieš tai vėl pabandykime sužinoti, kasgi ten prieplauka iš pono Omaro. Tere tulemast tagasi. Sveiki sugrįžę, netrukus susitiksime su išbalsuotaisiais Robinzonais. Tačiau prieš tai pabandysim susisiekti su Omaru. Uurime Omarilt, mida on uut merel. Hei Omar, do you see the Omarai, boat gal jau now? matai Robinzonų laivą? Yes, Taip. I can see the boat Laivą jau above matau. the jetty. They will Robinzonai be here netrukus any atplauks. Okay, then, keep us informed. Kągi, lauksim iš jūsų žinių. Ja Omar just ütles, et Kadangi visai netrukus atplauks 3 stipriausiai Baltijos Robinzonai, pats laikas pakviesti išbalsuotusius. Selle aja jooksul kohtume aga välja hääletatud Robinsonidega. Vytautas, Na štai, pagaliau ponas Omaras pasakė, kad laivas su 3 geriausiais Baltijos šalių Robinzonas jau artėja prie kranto, jie greit išsilaipins ir dabar, manau, pats laikas susitikti su jau išbalsuotais Robinzonais. Omar ziņo, ka laiva redzam un Laivas jau pasirodė. Kągi, pats laikas kviesti išbalsuotusius Robinsonus. Aicinām uz skatuvi jau izbalsotus Robinsonus. Baiba Liepiņā. Baiba, ar jau nori grįžti namo? Gribas braukt mājās. Man negribas. Nenoriu dėl to, kad reiks vėl eiti į mokyklą ir į darbą. Tačiau labai pasiilgau man brangių žmonių. Strādāt un negribas nemaz domāt vēl par skolu. Uz skolu negribās, uz darbu negribās. Kai buvai saloje, tau nekaip sekėsi valgyti kokos riešutus ir ryžius. Ar dabar jautiesi geriau? Atradies uz savas, tev tā diezgan grūti gāja ar īsvēšanu, ar kokos riekstēšanu. Kā tev ir tagad? Nu, man ir patiesi prieks. Džiaugiuosi, kad vietiniai virėjai moka paruošti ir europietiškų patiekalų. Ir kad nebereikia valgyti ryžių su žuvimi iš skardinių. Jei bėdų su skrandžiu kils Rygoje, suvalgysiu Bounty batonėlį ir viską kaip mat išvemsiu. Atgriežoties Rīgā, man būs problēmas ar vēderu. Es zinu, ka es iedīšu Bounty un viss būs kārtībā. Vadinasi, šiaip Bounty šokoladukų nebevalgysi. Es nezinu, Kurį laiką tikrai ne. Nu, tuvākajā laikā noteikti nē. Kągi, nenuostabu. Ar jau nusprendai, prieš ką balsuosi? Taip. Puiku. Tada eik ir prisėsk. Paldies. Antroji išbalsuotojai Robinzonė buvo Rima. Labas, Rima. Labas, Vytautai. Šiandien šį vakarą didžioji salos taryba. Ar tu jau apsisprendai, už ką balsuosi? Prieš ką balsuosi? Taip, esu apsisprendusi jau. Tvirtai. Tvirtai. Gerai, tu taip gražiai šypsasi, tu gal jau net ir nenori namo grįžti. Na, šiek tiek noriu, ypatingai savo dukryčią jau pasilgau. Tikrai, tai laikas namo. Jau laikas. Gerai, Rima, dar toks klausimas. Dėl kokios traumos tu tapai pirmąją lietuvę, kurie išbalsavo iš mūsų komandos? Kaip manai, ar per tokį trumpą laiką spėjai atsiskleisti, parodyti visas savo galimybės? Na, žinai, Vytautai, turbūt dar toksai žmogus negimė, kuris sugebėtų per tokį trumpą laiką atskleisti savo visas gerasias ir blogasias savybės. Ir aš neišimtis čia. Blogųjų gal nereikėjo, bet gerųjų irgi nespėjai. Nespėjau, tikrai ne. Na gerai, jeigu ne kojos trauma, kaip manai, kaip būtų toliau susiklostęs tavo likimas žaidime? Na, aš būčiau ne tik ėjusi, bet ir bėgusi tolyn. Galbūt iki šitų krėslų, nežinau. Gerai, žaidimas eina į pabaigą, bet galbūt ne paskutinis tavo gyvenime, dar pabėgiosi. Ačiū tau ir sėskis į vietą. Ačiū, Rima. Ja nüüd palun Kaie. O dabar pakvieskim Kają.
Sveika, Kaja. Sveiki. Atvažiavai rungtis dėl geriausio Baltijos šalių Urbenzono titulo, taigi turėjai suprasti, jog ilgai, net pusantro mėnesio, teks būti toli nuo namų. Ar tikėjasi, kad jau po 2 savaičių namų ilgesys bus toks nebepakeliamas, kad paliksi žaidimą? Ir ar tai reiškia, kad daugiau niekada ilgesniam laikui nepaliksi namų? Tikėjausi, kad taip ilgai gyventi be šeimos bus sunku. Tačiau tik čia supratau, ką iš tikrųjų reiškia šitoks išsiskirimas. Ir kaip man jos trūko. Tikrai nenorėčiau to pakartoti. Vadinasi, džiaugiesi, kad pagaliau sugrįši namo. Labai. Ar jau apsisprendai, prieš ką šį vakarą balsuosi? Taip. Kągi, tada prašom sėstis. O dabar pakvieskime Reną. Sveikas, Rena. Ar prieš atvykdama čia įsivaizdavai, kad verksi sužinojęs, jog teks prisidėti prie latvių ir tapti jų vadu ir kad atvykęs į jų stovyklą, nei nepasisveikinęs, imsis konservų? Visa tai tikra kvailystė. Verkimo komentuoti nenoriu, o dėl to ateimo į latvių stovyklą. Turėjau su savim maisto ir kadangi teko rinktis tarp kalbėjimo latviškai ir valgymo, pasirinkau tą dalyką, kurį moku geriau. Ar džiaugiesi, kad netrukus grįši namo? Žinoma. Tačiau gailiuosi, kad teks palikti Malaiziją. Ar jau nusprendai, prieš ką balsuosi? Pasistengsiu, kad mano balsas būtų naudingas estų komandai. Puiku. Ačiū. O dabar Janus. Sveikas, Janusai. Janusai, ar Gaulo saloje nusprendė pamiršti savo profesiją ir tapti burtininku? Turiu galvoju nutikimą su jūros ežiais. Aš stalius. Šią profesiją dievinu. Nemanau, kad netikėtai susitikęs su jūros ežiais tapau burtininku. Ar nori grįžti namo? Žinoma, noriu. Noriu kuo greičiau pamatyti savo šeimą, vaikus. Ar jau nusprendė, prieš ką balsuosi? Kol kas dar ne. Vis dar bandau apsispręsti, prieš kurį balsuoti. Manau, apsispręsiu tik tada, kai mano rankoje atsidurs pieštukas. Būk ryžtingas. Prašom sėstis. O dabar Madara Slėkste. Madara, tu esi pratusi gyventi toli nuo namų. Gyveni bendrabutį Rygoj. Ar jau nori grįžti namo? Gal dar kokių porą mėnesiukų ir pasilikčiau, bet tada tikrai grįžčiau. Žaidime buvo iškilęs ginčas dėl sardinių skardinės. Kaip matau, tu vis dar puikios formos. Ar čia tau irgi niekas neduoda valgyti? Ne, čia maitina daug geriau. Saloje išmokau, kaip pasivogti maisto. Taigi, norėdama gauti daugiau, tą patį darau ir čia. Einu į vietinės krautuvėles ir vagiu savo malonumui. Ar jau nusprendė, prieš ką balsuosi? Taip. Tada eik ir prisėsk. Kągi, kviečiamas Gediminas. Gediminai, pasitraukiai iš žaidimo neišbalsuotas, pasitraukiai dėl nelaimės, kurį vyko tavo vargšiai kojai, bet dabar matau jau, kad vaikštai, šypsaisi. Ar esi laimingas, kad jau greit važiuosi namo? Ir taip, ir ne.
Ir taip ir ne? Taip, kadangi labai pasilgau šeimos, ne kadangi šiuometinis Robinzonų šou buvo nuostabus. Nors tau ir baigėsi nelinksmai, sakykim taip. Aš tikiuosi, kad Lietuvos komandai baigsis puikiai. Gerai. Klausimėlis, Gediminai, ar buvo ar buvo tokių akimirkų saloje, kai tu užmirždavai esąs mokyklos direktorius Robinzonų ekspedicijoje? Ar buvo tokia akimirka? Aš paprastai niekada neatsimindavau toks esąs. Salose aš buvau eilinis Robinzonas, tik mano draugai Robinzonai man primindavo, kas aš esu Lietuvoje. O kodėl jie primindavo? Tu pradėdavo juos mokyti? Jie paprasčiausiai matyti negalėjo pamiršti to. Jie negalėjo pamiršti savo mokyklų direktorių? Ko gero. Tai gerus direktorius turėjo. Gerai. Ir, Gediminai, paskutinis klausimas. Ar tu jau apsisprendėjai, prieš ką balsuosi? Taip, aš apsisprendžiau ir tvirtai. Ir tvirtai. Gerai. Ačiū, Gediminai. Prašau vietos. Ja nüüd palun Maris. O dabar pakvieskim Maris. Tere, Maris. Sveika, Maris. Labas, Emili. Ar būtinai turėjai tapti Robinzone, kad tau pasipirštų? O gal toks intimus dalykas turėtų būti atliktas labiau privačioje aplinkoje? Man nebūtina buvo tapti Robinzoniai. Tiesiog kurį laiką mums reikėjo pabūti atskirai ir suprasti, ką vienas kitam reiškiam. Tikiuosi, intimus pokalbiai privačioje aplinkoje manęs laukia namie. Kągi, tikiuosi, bus labai gražu. Aš irgi. Ar džiaugiesi, kad netrukus grįši namo? Labai. Ar jau apsisprendė, prieš ką balsuosi? Taip. Ačiū. Prašom sėstis. Andris Upenieks. Andris Upenieks. Vai tu, Andris, izdomājies? Andrei, ar jau žinai, prieš ką balsuosi? Jā, esmu Taip. izdomājis. Tas tev ir pilnīgi skaidrs. Pilnīgi skaidrs. Klau, tu ļoti Į salą pasiėmė peilį ir su juo beveik nesiskyrei. Sakyk, ar ne vienas iš tavo komandos draugų nenusipelnė didesnį pasitikėjimą? Vai tu ieguvi arī kādu draugu, tik uzticam kā tavs nāzis? Jā, tiešām ar nāzi. Teisingai, savo peiliu pasitikėjau labiausiai. Mane viņš nereiz nepievīla. Ne vienas iš ten buvusių žmonių nenusipelnė didesnį pasitikėjimą už mano peilį. Visi spēlētāji kopā nesavāca tik daudz uzticības, kā man bija pret manu priekšmetu, kas man bija līdzi. Tas izklausās. Atrodo, reikalas rimtas. Vai tev gribētu... Ar jau nori grįžt namo? Nu, jau ir pienācis laiks. Manau, pabuvau čia užtektinai. Jau laikas grįžt. Kad es šeit esmu jau pietiekoši ilgi bijis. Tev gribas atgriezties... Vadinasi, nori susitikti su savo giminėm ir bendradarbiais policijoje. Nu, varbūt Na, į darbą eiti dar nesinori. O šiaip, jau laikas grįžti.